Ir tuomet nedelsiant ir pradėsime mūsų pristatymą apie AgroBridges projektą. Taip, tai AgroBridges projektas yra skirtas ryšiams tarp gamintojų ir vartotojų. Ar matote mano skaidres? Tai šiandieną pristatysime priemones, kurios buvo sukurtos būtent AgroBridges projekto metu ir kaip jomis galima pasinaudoti. Tai pats projektas atsirado dėl poreikio skatinti trumpąsias maisto tiekimo grandines, nes turbūt nėra paslaptis, kad trumposios tos maisto vertės grandinės, kuomet netarpininkauja didieji prekybos centrai, jie balansuoja ir ūkininkų padėtį, didina jų pajamas, gerėja ryšiai tarp ūkininkų ir vartotojų, mažėja tarpininkų skaičius, geriau yra tenkinami ir visuomenės poreikiai dėl saugaus ir kokybiško vietinio maisto, bei poveikis aplinkai taip pat mažėja dėl žemės ūkio poveikio. Taip, nepaisant visų šitų privalumų, tos trumposios maisto vertės grandinės dar nėra labai plačiai vartojamos ir dėl šios priežasties ir inicijavo įvairias priemones, kaip būtų galima paskatinti trumpasias maisto vertės grandines ir naudojimąsi jomis. Tai pristatysime 4 rūšis galimų priemonių. Tai pirmiausia būtų skaitmeninės priemonės. AgroBridges puslapyje nuoroda bus pateikiama kitoje skaidrėje ir visą mokymų medžiagą jūs taip pat gausite, tai visą šitą informaciją turėsite. Tai norint susirasti pačias skaitmeninės priemonės, reikėtų apsilankyti AgroBridges puslapyje, pasirinkti pageidaujamą kalbą, tuomet reikia susikurti savo paskyrą, nes be paskyros dėja be priemonių nebus galima prisijungti, ir tuomet jau visame paveiksliuke pasirinkti skaitmeninės priemonės. Tai pirmoji priemonė yra sprendimų paramos priemonė, kurios tikslas yra padėti ūkininkams ištirti naujus verslo modelius, pardavimo kanalus ir padėti išsirinkti, kuris tas pardavimo kanalas yra jam geriausias. Tai pati priemonė veikia taip, jog jūs užpildote informaciją apie savo ūkį, kokias operacijas atliekate, kaip save identifikuojate kaip gamintoją ir šie duomenys yra išanalizuojami. Tai iš pradžių mygtukas analizė yra neaktyvus, kuomet jūs supildote jau visą informaciją tiek apie ūkį, tiek apie gamintoją, tiek apie veiksmų formas. Mygtukas tampa aktyvus, jūs paspaudžiate analizę ir tuomet gaunate pasiūlymus, kokie sprendimai jums būtų tinkamiausi. Tai pirmiausia, apie ūkį suvedate informaciją, tai vieta, kurioje vietoje jūs esate įsikūrę. Tuomet apie ūkio dydį, gamybos mėnesių skaičių, ar pardavinėjate ekologiškus produktus ar ne, ar turite kokybės standartus ar ne, kaip produktai yra tvarkomi nuėmus derlių. Taip pat labai priklauso nuo to, kokius produktus jūs auginate. Pavyzdžiui, jeigu auginate daržovės, tai tuomet suvedate visą informaciją apie tai, kokias daržovės jūs auginate. Jeigu neauginate, tuomet tiesiog spaudžiate ne ir toliau informacijos nepildote. Analogiškai taip pat yra tiek apie gyvūnus, jeigu neauginate gyvūnus, spaudžiate ne, jeigu auginate, tuomet supildote informaciją apie tos gyvūnus, ir taip pat apie vaisius ir visas kitas produkcijas. Kitame žingsnyje supildote savo kaip gamintojo profilį ir paskutinėme supildote savo veiklos formas. Tai ar jūs šiuo metu parduodate produktus didmeninėje rinkoje, ar savo parduotuvėje, ar tiekiate į restoranus. Ir galų gale, kai supildote visą šitą informaciją, jūs gaunate savo rekomendacijas dėl trumpųjų maisto tiekimo grandinių. Tai galite tikrai jas išnagrinėti dėl siūlomų verslo modelių ir pardavimo kanalų. Taip pat yra nuorodos tiek į dokumentus, tiek į kitų organizacijų pavyzdžius. Taip, ir jeigu kas nors yra neaišku, visuomet galite pasiskaityti ir išsamesnę analizę visų kitų verslo modelių. Kita priemonė yra AgroBridges Net tinklo priemonė. Tai jinai yra, joje skatinama masto ekonomija ir bendros investicijos tarp ūkių ir siekiama sukurti dalijimosi įrenginius arba pranešti apie poreikį, kur vieni ūkininkai ieško kitų tokioje pačioje situacijoje kaip ir jūs ir yra galimybė susivienyti savo jėgas. Tai AgroBridges Net tai yra internetinė erdvė, kurioje tiek žemės ūkio gamintojai, tiek maisto pramonės subjektai gali bendradarbiauti tam, kad sukurtų tas veiksmingesnes maisto tiekimo grandines ir dalintųsi tiek ištekliais, tiek infrastruktūrą.
Tai net tinklo priemonė, jinai yra skirtingai truputėlį pildoma priklausomai nuo to, kas jūs esate. Tai perdirbėjams, pakuotojams ir Horeca segmentui jūs renkatės žingsnį savo profilį, tuomet viršuje galite matyti įmonės ir po jas naršyti ir viršutinėme dešiniajame kampe galite susikurti kaip naują įmonę ir užpildyti informaciją apie save. Tuomet galite eiti į skiltį objektus, peržiūrėti esamų objektų skaičių ir taip pat galite susirasti aprašymą apie kitus objektus arba susikurti informaciją apie savo paslaugą. Ir tuomet galite tiek redaguoti paskui tos pačius objektus, tiek kairėje pusėje galite peržiūrėti visus savo duomenis. Kuomet jau yra sukurta užklausa, kito gamintojo ar perdirbėjo ar Horeca atstovo, jūs galite patys išreikšti susidomėjimą tą užklausą, tai einate į užklausos formą, peržiūrėte jų sąrašą, pasirenkate jums įdomią užklausą, išreiškite susidomėjimą, paspausdami mygtuką domina. Gamintojams irgi yra labai panašus, kaip čia elgiasi visas modelis, tai irgi einate į objektus, peržiūrėti objektų sąrašą, jeigu randate tai, kas jums yra įdomu, jūs taip pat išreiškite susidomėjimą. Užklausos peržiūra, kuomet jau esate jūs sukūrę savo aprašymą ir jau kažkas su jumis susidomi, tuomet galite eiti skirtuko užklausos, peržiūrėti jų sąrašą arba sukurti naują užklausą, paspausdami tiesiog mygtuką sukurti naują užklausą ir formoje užpildykite reikiamus duomenis. Taip. Ir prietaisų skydelėje galite rasti visą informaciją tiek apie savo sukurtas užklausas, tiek apie išreikštus susidomėjimus. Trečioji priemonė yra pažangi pristatymo priemonė. Tai jinai yra skirta sudaryti sąlygas vartotojams išreikšti savo poreikius, kad gamintojai pamatytų jų teikiamas galimybės ir sukurti ryšį tarp gamintojų ir vartotojų. Tai internetinė erdvė, kurios pagrindinis tikslas yra kurti trumpasias maisto tiekimo grandines pagal trumpųjų maisto grandinių modelį. Tai jinai veikia irgi labai panašiai, juk einate, pasirenkate Smart Delivery skiltį, einate į užklausos formą, peržiūrite sąrašą, galite sukurti naują užklausą, galite ją taip pat redaguoti, taip pat savo prietaisų skytelėje matote visą informaciją apie ją. Ir profilį galima susikurti irgi patiems. Tai įmonės gali susikurti savo profilį viršuje pasirinkdami, ar jie yra mažmenininkai, ar gamintojai, ar tiekėjai. Ir tuomet pasirinkdami naują įmonę užpildo informaciją su pavadinimu, tipo, aprašymu, raktiniais žodžiais, kontaktinė informacija. Gamintojams ir mažmenininkams taip pat yra kita priemonė, tai eiti į užklausas ir peržiūrėti jų sąrašą ir taip pat, kaip ir priemonėje prieš tai, galima išreikšti susidomėjimą jau esamomis užklausomis. Ketvirtoji priemonė yra Išgirsk mano balsą. Tai taip pat yra IT priemonė, kuriame siekiama sudaryti sąlygas keistis idėjomis, kaip pasiūlyti naujų produktų ar paslaugų, kad ta trumpoji maisto vertės grandinė būtų pilnai užpildyta. Tai jinai yra skirta dviem kategorijoms naudotojų, tai arba vartotojams, fiziniams asmenims, arba verslo naudotojams. Tai galima siūlyti naujų produktų ir paslaugų idėjas, prašyti kitų žemės ūkio ar maisto pramonės ar Horeca atstovų, paramos, atsiliepimų, rekomendacijos ir išsiaiškinti regiono vartotojų poreikius ir bendradarbiauti su jais ar kitomis įmonėmis, kad tai virstų realiais produktais. Tai šioje priemonėje taip pat galima sužinoti, kaip naudoti sutelktinio finansavimo platformomis ir kaip alternatyviu būdu rinkti lėšas iš vartotojų. Ir priemonė padeda tiek bendrauti su gamintojais, tiek sužinoti, kaip paremti kitus verslus, taip ir rasti sutelktinio finansavimo kampanijų, kurios yra skirtos trumposiams maisto grandinėms, ar netgi sukurti savo sutelktinio finansavimo irgi tokį fondą. Tai ūkininkams, maisto pramonėms įmonėms ir Horeca sektoriui jūs galite eiti ir sukurti savo naują verslo idėją, apsilankydami skiltyje idėją verslui ir paspausdami mygtuką Išgirsk mano balsą. Tai dešiniajame viršutinėme kampe paspauskite mygtuką Sukurti naują idėją, tuomet užpildykite idėjos pateikimo visą formą su pagrindinė informacija, kokios paramos ar kokio grįžtamojo ryšio iš vartotojų jums reikia. Taip pat vietos informacija, kur jūs esate įsigūrę pagrindinius raktinius žodžius ir paspauskite mygtuką Siųsti.
Naudotojui, įmonei arba vartotojui, tai galima taip pat naudoti šią priemonę, tai apsilankyti skiltyje verslo idėja ir išgirsk mano balsą, jau peržiūrėti esamų idėjų sąrašą, peržiūrėti, kurios idėjos yra įdomiausios, bus rodomos sutrumpintos idėjų versijos, kurios išdėstytos nuo naujausių iki seniausių ir tuomet pasirenkate idėją, kuri jums atrodo patraukli ir paspaudžiate mygtuką rodyti informaciją ir matysite visą idėjos aprašymą. Ir tuomet, jeigu jūs matote, kad ta idėja jums tikrai yra įdomi, jūs galite sąveikauti jau su ta idėja ir parašyti arba komentarą, arba apžvalgą, arba susisiekti irgi su idėjos autoriumi. Ir dar vienas yra variantas, tai įdėti yra idėją į savo mėgstamiausių sąrašą ir prie jos grįžti truputėlį vėliau, jeigu jūs dar svarstote, ar šitą idėją jums įdomi ar ne, ir savo profilyje matysite visas išsaugotas idėjas. Vartotojams tai galima susikurti taip pat naujo vartotojo poreikį, jeigu jūs turite kažkokį poreikį ir šiuo metu nėra gamintojų, kurie tenkintų jūsų tą poreikį, tai apsilankykite skiltyje vartotojų poreikiai, paspausdami atitinkamą mygtuką išgirsk mano balsą skiltyje. Užpildykite tuomet grafą pranešti apie naują poreikį, užpildote formą, poreikio pavadinimo lauką ir išsamiai aprašote, kokį jūs poreikį turite. Taip pat sudedate raktinius žodžius ir paspaudžiate mygtuką siųsti. Taip pat vartotojų poreikiai galima sužinoti apie kitų vartotojų poreikius ir juos palaikyti. Tai jeigu matote, kad kažkas jau yra užpildę informaciją apie savo poreikį ir jūs matote, kad jums tas poreikis irgi yra aktualus, tai jūs galite peržiūrėti ir kitus poreikius ir išreikšti jiems palaikymą bei sąveikauti su kitų vartotojų profiliais. Tai vadinasi, pasiskaitot, kad tikrai jums yra aktualu, jūs parašot, kad taip mums irgi yra. Kuo tas poreikis susilaukia daugiau susidomėjimo, tuo labiau tikėtina, kad ir tie ūkininkai, kurie galėtų tą poreikį patenkinti, bus labiau suinteresuoti tai daryti. Ir taip pat galite visus tos poreikius įsidėti į mėgstamiausių sąrašą ir grįžti prie jų ir vėliau. Ir taip pat priemonėje išgirsk mano balsą yra sutelktinio finansavimo kampanijos skyrius. Tai pirmiausia, jeigu nėra tekę susidurti su sutelktinio finansavimo kampanija, tai prie šito skyriaus nereikėtų skubėti eiti. Yra parengtas vadovas apie sutelktinio finansavimo pagrindus, tai pirmiausia reikėtų pasiskaityti jį ir kaip tai veikia. Ir tik tuomet jau kurti sutelktinio finansavimo kampaniją. Taip pat vadovą taip pat galite rasti Agrobridges puslapyje ir jeigu jau jį pasiskaitėte ir jau perpratote, kas tai per dalykas, tuomet galima kurti savo sutelktinio finansavimo kampaniją, užpildo taip pat informaciją, kur sukurti naują kampaniją, užpildote paraiškos formą, įvedate sutelktinio finansavimo kampanijos pavadinimą, paaiškinate, apie ką ta kompanija yra ir ko jūs siekiate, įdedate nuorodą į sutelktinio finansavimo kampanijos puslapį, tai ar būtų Kickstarter ar kita programa ir paspaudžiate siųsti. Taip pat galima ir remti sutelktinio finansavimo kampanijas, vadinasi, jeigu jūs matote, kad ūkininkas yra paskelbęs, ar ne ūkininkas, bet kas yra paskelbęs sutelktinio finansavimo kampaniją, skiltyje išgirskite mano balsą sutelktinio finansavimo kampanijos, galite peržiūrėti jų sąrašą ir paremti jūs dominančią sutelktinio finansavimo kampaniją. Ir ją remti jau galite jau per nuorodą, kuri yra pateikta aprašyme. Tai ir taip pat ją galite įsidėti į savo mėgstamiausių sąrašą, kaip ir kitus žingsnius. Taip, tada kalbant apie dar išgirsk mano balso skiltį, tai galima susikurti savo profilį atskirai, kur skiltyje mano profilis ir suvesti visą informaciją apie save, jeigu paskui ketinate aktyviau dalyvauti visoje šitoje veikloje. Tuomet yra kita dalis, kuri taip pat yra aktuali, tai yra komunikacijos priemonės. Tai taip pat Agrobridges puslapyje pasirenkate skiltį komunikacinė medžiaga ir galite rasti visą informaciją apie komunikacijos priemonės. Tai pirmoji komunikacijos priemonė, kurią aš norėčiau pristatyti, tai vadinasi, kodėl esu ypatingas. Tai jos tikslas yra sukurti klausimų rinkinį, kuris padėtų gamintojui identifikuoti jo unikalius pardavimo aspektus ar unikalius pardavimo taškus, lietuviškai čia verčiant. Tai pagal pateiktą jūsų informaciją pats įrankis išanalizuoja, kokie jūsų yra unikalūs pardavimo taškai ir padeda gamintojams taip plėtoti savo prekės ženklą, tapatybę ir poziciją rinkoje.
Tai pirmiausia, ką reikėtų padaryti, tai pagrindiniame puslapyje pasiskaityti pagrindinę informaciją, kas tai yra unikalūs pardavimo tie taškai ar aspektai. Tuomet spaudžiate mygtuką Start. Ten bus klausimynas, klausimyne įvertinate kiekvieną teiginį skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 yra visiškai nesutinku, 5 yra sutinku. Ir tuomet jau užpildžius klausimyną, pati sistema jau analizuoja jūsų rezultatus ir galite peržvelgti bendrus balus ir rasti savo stipriausius pardavimo taškus. Tai jeigu surenkate daugiau negu 80% balų skaičiaus, tai rodo, kad tai ir yra jūsų stiprybė. Ir tuomet galite atsisiųsti medžiagą, kur yra aprašytas kiekvienas aspektas. Ir paskutinis žingsnis yra, tai šioje priemonėje, kad galite taip pat ir sužinoti, gauti konkrečias siūlymus, kokią žinutę ar socialiniuose tinkluose, ar savo viešinimo medžiagoj, kaip tą savo unikalų pardavimo tašką dar labiau akcentuoti vartotojams. Kita komunikacijos priemonė yra Taip gali ir ją sudaro du mokomųjų medžiagų rinkiniai skirti gamintojams. Tai priemonėje yra aprašoma 12 sėkmingų trumpųjų maisto tiekimo grandinių pavyzdžių Europoje, kur galite tikrai pasisemti įkvėpimo, ką daro kiti ūkininkai ar vartotojai Europoje. Tai irgi pačiame tinklapyje jūs galite rasti tiek mokomą medžiagą, tiek video apie priemonę Taip gali. Kita priemonė yra labiau socialinių tinklų priemonė, vadinasi Pažymėk mane. Ir jos tikslas irgi yra suteikti ženklinimo priemonę, kuri padėtų atrinkti visą tą produktų gausą. Tai irgi galima rasti puslapyje visą rinkinį informacijos, kokios etiketės gali būti naudojamos. Tai rasite tiek knygą, kuriame yra pateikiama galimų etikečių pavyzdžiai, tiek visą vadovą, kurį irgi galite atsisiųsti. Kita komunikacijos priemonė yra vadinasi Susipažinkite su vietos maisto produktais ir jos pažinti vietinį maistą ir sukurti informacinę ar mokomąją medžiagą, kurią galėtų naudotis ar mokyklos, ar kitos švietimo organizacijos ir vartotojai. Tai irgi yra mokomoji medžiaga ir internetiniai seminarai apie tai, kur yra aiškinama apie tai, kokią naudą tiek sveikatai, tiek geroviai teikia trumposios maisto grandinės. Tai irgi prisijungus prie Agrobridžės puslapyje jūs galite atsisiųsti tiek vadovą, kuriame yra aprašytos trumposios maisto vertės grandinės, tiek rasite ir video seminarą. Ir galima dalyvauti 2 internetiniuose seminaruose, kuris vienas yra skirtas sveikai mitybai, o kitas jau vietinio maisto naudai. Dar viena komunikacijos priemonė vadinasi Mums reikia vietinio maisto, tai yra sukurta grotažymė socialiniams tinklams, mums reikia vietinio maisto. Ir yra parengtas vaizdinis socialinės žiniasklaidos vadovas, kuris ir skatina naudoti šitą grotažymę. Tai irgi prisijungus galite rasti visą komunikacijos vadovą ir gaires, kaip galima pasinaudoti šitą grotažymę, siekiant labiau skatinti savo prekės ženklą. Trečioji tokia rūšis pagalbos, tai yra mokymo medžiaga. Tai taip pat Agrobridžės puslapyje susijungus ir prisijungus prie paties puslapyje galite rasti komunikacinę medžiagą skiltis ir tuomet jau galite paspausti ten pažinti priemonę ir susipažinti su kiekviena priemonė atskirai. Tai šioje skiltyje galite rasti informaciją apie paramą maisto produktų pirkimui. Tai yra toksai vadovas, kuris yra skirtas šių sudarymo procesą gamintojams ir kaip lengviau įgyvendinti viešuojų pirkimų procesus, kokias sutartis sudaryti, kaip administruoti visas tas maisto tiekimo grandinės. Tai ir yra visa visa mokymų medžiaga informatumo didinimui, kurią irgi galite rasti prisijungus prie portalo, kur vadinsis Maisto pirkimo pagrindai. Ir dar viena priemonė, tai yra priemonė renginių organizavimui. Tai taip pat prisijungus prie tos paties skilties rasite skiltį renginių organizavimas. Tai šitos priemonės tikslas ir yra padėti organizuoti vietos renginius skirtus žemės ūkio ar maisto pramonės suinteresuotoms šalims ir suburti juos į vieną vietą, taip skatinti bendradarbiavimą ir partnerystę. Tai irgi buvo organizuoti renginiai regionuose, tai prisijungus galite rasti visą informaciją apie buvusius renginius ir pasisemti įkvėpimo.
Ir taip pat yra priemonė pristatoma puslapyje, kuri vadinasi Susitikime, kuri padeda organizuoti vietos renginius skirtus vietos produktų skatinimui, ypatingiems žmonėms ir istorijai, ir vertinti, ir populiarinti. Tai irgi prisijungus prie puslapio jūs galite rasti informaciją apie atvirų durų dienas, gamintojų renginius ar kitus kulinarinius renginius. Tai iš mano pusės būtų tiek ir dabar norėčiau pakviesti savo kolegą Deividą, kuris pristatys jau informaciją apie Enterprise Europe Network teikiamas galimybės ir kaip maisto pramonės įmonės gali pasinaudoti jomis. Taip, sveiki. Ar matote mane? Tai jau pasidalinsiu savo prezentaciją. Ar matote mano ekraną? Taip, matome. Taip, tai sveiki visi. Esu Deividas Zubrickis, Lietuvos inovacijų centro konsultantas, bei šiandien norėčiau jums pristatyti Enterprise Europe Network tinklo siūlomas tarptautinės verslo galimybės. Trumpai kalbant apie Enterprise Europe Network, tai yra didžiausias pasaulyje vieno langelio principu veikiantis paramos tinklas, kuris vienyje daugiau negu 450 organizacijų per visą pasaulį. Į šį tinklą įeina daugiau negu 50 šalių ir jos yra susijungusios teikti daugiausia paslaugas smulkiam ir vidutiniam verslui, pasitelkdamas duomenų bazes bei daugelio metų puoselėtą, vadinkim, bendradarbiavimo patirtį. Tinkle veikiančios organizacijos teikia viešąsias ir norėčiau pabrėžti nemokamas paslaugas, kurių tikslas padėti įmonėms, ypatingai mažoms bei vidutinio dydžio, plėtoti verslą bei išeiti į tarptautinės rinkas. Taip, tai šiuo metu tinkle turime daugiau negu 3000 konsultantų, brūkšnelis ekspertų, kaip minėjau, iš daugiau negu 50 šalių. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 organizacijos, tiksliau Lietuvos inovacijų centras bendradarbiauja dar su 3 organizacijomis, kuris gali pasiūlyti šias paslaugas. Tai yra Vilniaus, Klaipėdos, Kauno prekybos pramonės amatų rūmai. O Lietuvos inovacijų centras yra šio tinklo koordinatorius Lietuvoje. Tad jeigu norėsite po šio pristatymu pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis, galite drąsiai kreiptis tiek į mus, tiek į mūsų partnerius. Čia matote žemėlapį, kuriuose šalyse veikia tiksliau Enterprise Europe Network. Ir juoko forma galime sakyti, kad jau pavadinimas pasako, kad daugiausia šis tinklas veikia Europos valstybėse. Tačiau žinoma, mes turime partnerių tokiose šalyse kaip pavyzdys Indija, Brazilija, Jungtinės Amerikos valstijos. Tik faktas yra tas, kad tose šalyse dirba kur kas mažiau konsultantų, vadinkime ekspertų pačių, negu Europos valstybėse. Dėl to kartais atsakymo, kreipiantis į partnerius, gali tekti palaukti šiek tiek ilgiau negu įprastai. Kaip pavyzdys, jeigu kreipiamės į Lenkijos konsultantus, Graikijos ar Ispanijos, mums tai užtrunka nuo dienos iki 3. O kreipiantis į kitas valstybės, kaip pavyzdys Jungtinės Amerikos valstijos, gali užtrukti, vadinkim, savaitę. Ne tiek, vadinkim, taip daug. Dabar pakalbėsiu apie paieškos galimybės. Tai vienas tokių kasdienių būdų mūsų srityje yra profilių talpinimas į mūsų tinklo duomenų bazę. Tai padaryti yra 2 būdai. Pirmasis, jūs galite mums atsiųsti savo įmonės aprašymą. Jeigu jūs siūlote produktą savo, taipogi produkto aprašymą, mes vėliau tą informaciją perdėliosim pagal tam tikrus reikalavimus ir tada paviešinsim šį skelbimą arba, kitaip tariant, verslo pasiūlymą į duomenų bazę. Kitas būdas, kad mes jums galim atsiųsti verslo pasiūlymo šabloną, jūs jau užpildot, mes tą informaciją dar kartelį peržvelgiam, jeigu nieko netrūksta, verslo pasiūlymą talpinam, o jeigu kažko
ar trūksta kažkokių specifikacijų ar produkto detalesnio aprašymo, dar kartelį jūs kreipsimės ir prašysime informaciją patikslinti. Apačioje matote nuorodą, siūlau apsilankyti šioje svetainėje bent vieną kartą į kelias savaites ir galbūt tenais pamatysite jums kažkokią, rasite jums aktualų skelbimą arba tiksliau verslo pasiūlymą arba verslo užklausą. Čia yra vienas tokių pavyzdžių, su kuriais susiduriam kiekvieną dieną. Tai čia, kaip pavyzdys, įmonė iš Vokietijos ieško gamintojų, kurie galėtų pasiūlyti energetinius batonėlius. Šį skelbimą nusintėme savo klientams, pasiteiravome jų, ar jie norėtų pabandyti susisiekti su šią įmonę ir gavome teigiamą iš jų atsakymą. Įmonė atsiuntė savo prašymą trumpą, mes išsiuntėme šio profilio autoriui oficialią sudomėjimo formą ir tuomet sulaukime kontaktinių duomenų iš šio konsultanto. Jeigu kažko būtų trūkę, būtume galėję toliau komunikuoti su šio skelbimo autoriumi ir po kurio laiko vis tiek būtume greičiausiai sulaukę kontaktinių duomenų ir to vadinamo teigiamo atsakymo, kuriuos vėliau nusinčiame jums, o tada jums suteikime, vadinkim taip, neribotą laisvę, galite kreiptis į įmonę arba jeigu jums pasirodys, kad jau nebeaktualu, tiesiog galite tai praleisti. Sekantis būdas tai yra tiesioginis kreipimasis į partnerius. Jeigu esate atlikę kažkokią rinkos analizę ir, kaip pavyzdys, ieškote kažkokio produkto agro sektoriui ir jau žinote, kad, kaip pavyzdys, imkime cukrinį melasą, norite kreiptis į Portugaliją, tiksliau ieškote tos produkcijos Portugalijoje, kadangi ten yra uostai. Tai galime tiesiog kreiptis į savo partnerius, prašydami, kad gal jie turi klientų savo tarpe, kurie siūlo šią produkciją. Kitas variantas, kad jeigu jūs esate irgi atlikę rinkos analizę ir maždaug įsivaizduojate, su kuriomis įmonėmis norėtumėte sukontaktuoti, tačiau jūs kreipitės per tą, vadinkim, bendrinį oficialų elektroninį paštą arba per tą numerį ir tiesiog įmonė jums nesuteikia teigiamo feedbacko, tai galime susisiekti irgi taipogi per savo partnerius su tą įmonę. Kitaip tariant, mes galime jums atverti duris, tiksliau, bet po to nuo jūsų pačių priklausys, kiek jūs laiko toje įmonėje išbūsite. Sekanti galimybė yra Supply Chain Resilience platforma. Ši platforma jau gyvuoja ilgiau negu 1,5 metų. Ją paleidome po prasidėjusio karo Ukrainoje, kuomet Europoje ir tiek pasaulyje sutriko tiekimo grandinė tarp įmonių. Nuoroda taipogi apačioje veikia, siūlau kas kartą, vieną kartą į 3 galbūt mėnesį prašyti čekinti, galbūt atrasti irgi kažkokį skelbimą arba tą verslo, vadinkim, pasiūlymą, kuomet jums jisai galėtų būti aktualus. Taipogi savo tinkle turime 15 sektorinių grupių, kitaip tariant, ekspertizės sričių. Viena iš jų yra agrifoodo ir trumpai kalbant apie sektorinės sritis, tai šiose sritise dalyvauja tie patys Enterprise Europe Network konsultantai ir ekspertai, sukuriantis bendruomenę, kurioje dalinasi tos grupės aktualijomis. Kaip pavyzdys, galima pasidalinti jūsų įmonės aprašymų, siūlomų produktų arba ieškomų tam tikrų produktų. Taip pat šiose sritise konsultantai dalinasi vykstančiais renginiais, kuriuos galime irgi jums pasiūlyti. Kiekvienais metais šių renginių tinklas suorganizuoja apie 250, kiek netgi daugiau. Taipogi galime jums suorganizuoti individualias įmonių misijas, kuomet jūs išvyksite į kitas šalis ir galėsite pabendrauti su norimomis įmonės pagal jūsų vykdomą veiklą.
Čia matote pagrindinius mūsų pasiekimus, tai tinklas egzistuoja nuo 2008 metų, tai per šį laikotarpį mes prisidėjom prie kiek daugiau negu 4 milijonų mažų bei vidutinio dydžio įmonių. Įmonės daugiau negu 360 tūkstančių sudalyvavo daugiau negu 700 tūkstančių verslo susitikimų ir tie rodikliai, žinot, kalba patys už save, įmonės dalyvauja ir tikrai naudojasi mūsų paslaugomis. Taigi, čia matote QR kodą, galite drąsiai skanuoti, kreiptis ir tikrai kaip įmanoma padėsime jums. Ačiū Jums už dėmesį ir dabar norėčiau pakviesti savo kolegą Romualdą, kuris pakalbės apie galimybės įmonėms skaitmenintis. Sveiki. Ar girdit mane? Taip, girdim. Taip, tai kaip ir mano kolega Deividas minėjo, šiandien pakalbėsiu apie skaitmeninę transformaciją maisto pramonėje. Taigi, iš tiesų Europos strateginių tyrimų ir inovacijų agentūros prioritetinės sritys buvo iškeltos kelios, tai pirmoje vietoje yra pramoninės technologijos ir procesai, tuomet eina skaitmeninė transformacija, robotika ir procesų automatizavimas, na ir kita. Iš tiesų, robotika ir skaitmeninė transformacija palenda po vieną sąvoką, tačiau to aptarsim toliau. 21 metais Europos komisija taip pat atnaujino pramonės strategiją, kur iškėlė 3 tikslus, tai išlaikyti pasaulinį pramonės konkurencingumą, visiškai skaitmenizuoti pramonę ir palaikyti ją neutralią klimato kaitai. Kalbant apie robotiką ir skaitmenizaciją, iš tiesų yra daug būdų palengvinti jūsų verslo procesus, verslo darbą. Tai iš tiesų yra robotai 6 ašių, 4 ašių. Ten priklauso nuo jūsų atliekamos veiklos ir tai, ko jums reikia pasiekti. Pavyzdžiui, 6 ašių labiau paslankus yra, 4 ašių yra skirtas pakelti kažkokios sunkumus, karo robotai, pavyzdžiui, perkelti vieną dalyką į kitą vietą, deltai pakelti sunkesnius dalykus. Taip pat yra kitokie robotai, pavyzdžiui, AGV ir MR, kurie skirti dalykus perkelti. Ir kalbant apie robotizaciją ir skaitmeninimą, tai yra išskiriamos 3 sąvokos, kad nesusipainiot, gal visas ir aptarsim. Tai yra skaitmeninimas, tai yra kai fiziniuose dokumentuose užrakintos informacijos yra paverčiamas iš analoginės į skaitmeninę. Na, pavyzdžiui, turit kažkokią dokumentą, kurį ranka rašo, tai jis yra perkeliamas į PDF. Tada yra skaitmenizacija, tai kai skaitmenizuotos informacijos naudojimas siekiant veiklos procesus padaryti paprastesnius ir efektyvesnius. Ir yra ta skaitmeninė transformacija, tai yra veiklos formų ir būdų pertrauka, išnaudojant skaitmeninių technologijų galimybės, apimant visus veiklos etapus. Tai yra procesus, pradedant vidiniais procesais, sistemom, baigiant sąveiką su klientais. Tai po šio dalyko palinta daug. Tai ir tie vidiniai procesai, technologijos, ir kažkokios audito sistemos, ir standartų diegimas. Tai, kaip ir sakiau, robotika ta palenda po visą tą skaitmeninę transformaciją. Tai ką dar apima skaitmeninė transformacija? Bet žinai, apima ir dirbtinį intelektą, ir gamybos procesų skaitmeninimą, ir jų valdymą, automatizavimą, papildytą realybę, sandėlio valdymo sistemas, informacinių srautų valdymo, robotiką, didelių našumo kompiuterius, kibernetinį saugumą, išmaniuosius jutiklius IoT. Tai kalbant apie išmaniuosius jutiklius, buvo padarytas toks grafikas, kur buvo įvertinti esami duomenys ir padarytos būsimos tendencijos. Tai jeigu kalbant apie šios metus, jų naudojama yra apie 13 bilijonų tų vadinamų, ir žvelgiant į ateitį, matot, kyla eksponentiškai poreikis. 20 metais bus daugiau negu 25 bilijonai. Kalbant apie Lietuvą ir Europą, skaitmenizacijos mastu buvo atliktas skaitmenizacijos indekso sudarimas ir Lietuvoje yra maždaug per vidurį 16 vietoje. Kokios mūsų stiprybės skaitmeninėje pusėje? Tai iš tiesų yra dirbtinis intelektas,
integracijos su tiekėjais ir beje komercija mes esame šiek tiek aukščiau negu Europos vidurkis. Žemiau Europos vidurkio esame ties 3D spausdinimu bei robotika, tai čia reikėtų mums pasitempti. Kur mes pirmaujame? Kalbant apie maisto pramonę, tai džiugu, kad mes esame virš Europos vidurkio, taip pat tekstilės, drabužių ir kitų susijusių gaminių gamybos sektoriumi. Atsiliekame metalo gaminių sektoriuje, variklių transporto priemonių bei baldų gamyboje. Kalbant apie skaitmeninimą, kada reikėtų ir kodėl, tai iš tiesų skaitmeninimas dažniausiai ateina pats, kai padidėja ir suintensyvėja gamybos proceso apimtis, kai atsiranda daugiau duomenų, kurias reikia vertinti ir tam reikia kažkokio didesnio našumo kompiuterio, kad atliekami rutiniai ir monotoniniai darbai, pavyzdžiui, puikiai gali su to pagelbėti robotai, iškilus kažkokiai technologiniai problemai siekiant didesnio efektyvumo, tai kai atsinaujinat arba kažkas atsitiko, diegiant naujas technologijas, taip pat patartina diegti tas visas skaitmeninės transformacijas. Na tai ir kodėl? Prieiga prie skaidrių, realių veikiančių duomenų ar analizės, tai tie išmanieji jutikliai. Galite bet kada, bet kuriuo metu, bet kuriam pasaulio krašte matyti jų parodymus, tai pavyzdžiui, slėgis, temperatūra, jeigu ten netyčia nukrito arba pakilo per daug, jūs iškart visą tai matote ir galit atlikti prevenciją kažkokiai problemai. Būna technologinis nuoseklumas, kadangi išvengiama tų žmogiškųjų klaidų ir taip pat yra padidinta darbuotojų sauga, kadangi procesus atliktų jau automatinės sistemos ir būtų mažesnis žmonių išsikišimas. Kalbant apie tą žmogaus ir mašinos sąveiką, yra ir pliusų ir minusų, tai tie skaitmenizuoti procesai, kuo jie galėtų būti naudingi, tai pavyzdžiui, kaip ir kalbėjom, ilgalaikių rutininių procesų vykdymui, lengvesnio to produkto tiekimo grandinė, mažiau fizinio darbo, kad duomenis matom realiu metu, didesnė kokybė, kadangi sumažėja energetiniai kaštai ir procesų labiau optimizuoti, kadangi atlieka robotas ir atlieka taip pat. Na, kokie minusai, tai iš tiesų reikalauja laiko ir žmogiškų resursų jų diegimui. Ir kalbant apie žmogų, žmogus vis tiek sukūrė tą mašiną ir mes esam ta protingoji dalis, kuri gali spręsti iškilusias problemas, prisitaikyti prie naujų užduočių, jeigu kažkas įvyksta ne taip. Mes turime tą kūrybinį nestandartinį mąstymą ir dėl to mašinos tikrai niekada nepakeis mūsų, kadangi mes atliekam tuos nestandartinius dalykus. Taip, tai nuo kogi visgi pradėti? Tai iš tiesų nuo iš pradžių reikėtų suburti komandą ir jie būtinai įtraukti atliekančius procesus darbuotoją, kadangi jie geriausiai išmano tą probleminę sritį. Reikėtų tą probleminę sritį išsianalizuoti, atlikti proceso auditą, galbūt kaizeną, surinkti turimus duomenis ir juos išanalizuoti. Reikėtų išsikelti tikslą, pavyzdžiui, pagreitinti gamybos laiką, sumažinti mechaninį darbą. Reikėtų paieškoti analogų, galbūt jau kažkas yra atlikęs panašius dalykus ir nereikia išradinėti taip vadinamo dviračio. Ir reikėtų tada surasti tinkamiausią sprendimą, partnerius, tiekėją ar paslaugos teikėją, atlikti tuos pilotinius bandymus teorinėme lygmenyje virtualiai, išbandyti jūsų tas technologijos, kaip tai galėtų atrodyti ir vykti, na ir įdiegti naujoves. Kokios galėtų būti klaidos ir iššūkiai? Tai reikėtų įvertinti įmonių atliekančių darbus kompetenciją. Ar tikrai jie pajėgus tai atlikti per jūsų numatytą laikotarpį. Tai taip pat reikėtų priskirti atskirą žmogų, kuris valdytų tą visą diegimą naujovių, kadangi tuomet bus žiūrima atsakingiau ir galėtų kritiškiau vertinti tą visą diegimo laikotarpį. Darbuotojų kompetencija. Ateinant su naujovėm reikalaujama naujų žinių, taip pat reikalauja naujų mokymų. Ir taip pat gali būti ateiti pasipriešinimas iš darbuotojų pusės, kadangi nežino, kaip dirbti, galbūt baimė, kad jos pakeistų robotai. Reikėtų įvertinti, ar iš tiesų apsimoka atlikti tas naujoves skaitmeninimą, per kiek laiko atsipirks, ar atsipirks ir kokie gali būti dar iššūkiai, tai surasti partnerius, tiekėjus, finansavimo galimybės. Ir čia puikiai galėtų pasitarnauti
toks tinklas ESICAS, tai Europos skaitmeninių inovacijų centrai. Tai iš tiesų yra irgi vėl dvi sąvokos, viena po kitą palenda, tai SICai. Tai tai yra konsorciumas ar klasteris, kurio pagrindinė veikla yra teikti paslaugos ūkio ir viešojo sektoriaus subjektams, padėms jiems pasirinkti, diegti ir naudoti naujas skaitmeninės technologijas, ir yra šiek tiek siauresnis ESICAS, tai dirba taip pat su skaitmeniniam inovacijom, turi Europoje ir turi specializuotis bent vienoje sričių, tai dirbtinis intelektas, superkompiuteriai ir kibernetinis saugumas. Tai skaičiai suvardint SICų yra daugiau negu 500 Europoje, SICO 151, Lietuvoje yra 3, vienas esame iš jų mes, tai kokios galėtų būti mūsų paslaugos, tai bandymai prieš investuojant, galim padėti surasti finansavimą, surasti mokymus, surasti partnerius technologijų paiešką, jeigu vykdom įvairią inovacijų tinklaveiklą. Tai mes fokusuojamės iš tiesų į pramonę, žemės ūkį ir energetikos sektorius. Mūsų SICAS yra labai patogus tuo, kad veikiame vieno langelio principu, tai yra randate viską, ką jums reikia vienoje vietoje. Ir kaip mano kolega Deividas prieš tai minėjom, esame ir kitų inovacijų tinklų partneriai, pavyzdžiui, Enterprise Europe Network, tai turime iš tiesų daug galimybių. Tai tiek. Jeigu norėtumėt, turite klausimų, kreipkitės. Tai ačiū visiems labai už dėmesį ir ačiū, kad dalyvavote. Tikrai galite susisiekti tiek su manimi, tiek su mano kolegomis ir visą mokymo medžiagą mes taip pat pasidalinsime. Tai ačiū ir gražios dienos.